Grįžtame į Klaipėdą, čia pirmosios antrojo kėlinio akimirkos. Kurauskas, Gailius, Vasilius, Vaitiekus ir Mažeika. Neptūno penketas, Vasiliauskas, Jankūnas, Milaknis, Klimavičius ir Mačiulis. Žalgirio komandos antrojo kėlinio starto penketas ir labai aktyvi gynyba. Žalgiris nuo pat pirmųjų kėlinio minučių 1-1 stengiasi gintis kietai, kibiai, agresyviai ir pirmieji tos gynybos rezultatai. Netaiklus Neptūno metimas ir atkovotas Žalgirio kamuolys. 28. Klaipėdos komanda turi 12 taškų persvarą po pirmojo kėlinio, kuris nesiklijavo Žalgiriui per daug klaidų, per daug pralaimėtų dvikovų po krepšiais. O štai dabar pagaliau pirmasis geras ženklas Žalgirio komandai. Taiklus, tolimas metimas po 5 iš eilės netaiklių tritaškių. Pagaliau pataiko Artūras Milaknis ir mažina skirtumą iki 9, 20-11. Deividas Gailius. Ir pražanga. Atrodo Janui Mačiuliui. Ne, Šarūnui Vasiliauskui. Pirmąjį kėlinį buvo viena iš tokių rimtesnių problemų, tai jog Žalgirio žaidėjai pralaimėjo nemažai tiesioginių dvikovų 1-1 ir Klaipėdos komanda atlikusi tik vieną rezultatyvų perdavimą su tokiu rodikliu surinko 20 taškų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog 1-1 nesugebėdavo apsiginti Kauno Žalgirio krepšininkai. Ir būtent tai juos labai skaudžiai pjovė per pirmasias 10 minučių. 21-11. 10 taškų skirtumas. Antrajame pusfinalio serijos mače. Pirmąjį, kaip jau minėjau, Žalgiris laimėjo be jokių klaustukų, be jokių abejonių nuo pat dvikovos pradžios. Pabėgdamas nuo Neptūno ir iškovodamas pergalę 105-67. Tačiau po to buvo BBL finalo ketverto kovos, tas finalas, kurį Žalgiris pralaimėjo ir galima aišku daug spėlioti ir svarstyti, kaip tai paveikė komandą, kaip tai veikia, tarkim, ir vėl pasirodžiusias žinias apie negerėjančią Žalgirio padėtį. Štai, tarkim, ir kad situacija nėra gera, vakar dar kartą patvirtino Kauno Žalgirio generalinis direktorius Paulius Motiejūnas, atsakydamas į dienraščio Kauno diena skaitytojų klausimus. Padėtį Žalgiryje jis apibūdino trumpai, bet iškalbingai. Padėtis baisesnė negu baisi. Kalbant matyt ne tiek apie dabartinę situaciją konkrečiai šiai dienai, tačiau ir apskritai apie platesnės perspektyvas. Tačiau vėlgi turbūt sunku išmatuoti, kiek tai veikia Žalgirio komandos žaidimo kokybę. Aišku, kad tai neprideda kažkokios papildomos motyvacijos. Kita vertus, Žalgirio krepšininkai turbūt puikiai supranta, kad sezoną reikia užbaigti kaip įmanoma geriau, kovojant dėl LKL čempionų titulo. Na, kol kas, sakykime taip, žiūrint į dabartinį rezultatą švieslentėje, kovojant dėl antrosios pergalės pusfinalio serijoje, ir atrodo Žalgiris atsigauna. Kelios iš eilės sėkmingos atakos, skirtumas aptirpsta iki 5 ir jau minutės pertraukėlės priverstas yra prašyti Klaipėdos Neptūno trenerių štabas.